Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video kalbėsiu apie būdus, kaip galima sukurti šlaitinius stogus. Tai tam einu į architektūros įrankių juostą ir čia matome šlaitinių stogų kūrimo įrankiai. Tai praktiškai yra 3 būdai jo sukurti, o čia papildomas detalės, ką galima prie jų pridėti. Tai by footprint, jeigu pasirinksim, tai mūsų prašo dešinėje pusėje būdai, kaip nubrėžti stogo kontūrą, pagal jį ir bus suformuotas mūsų šlaitinis stogas. Tai tam panaudosiu tiesiog šį kartą brėžimo liniją stačiakampį panaudosiu, nubrėžiu stačiakampį tiesiog ir vieną iš linijų pažymėjus atskirai, galiu pasakyti, kad šita linija nurodo šlaitą ir šį čia galiu pakeisti, koks to šlaito nuolydis. Taip pat tą galiu padaryti ir savybių lange šitai linijai, tai tiesiog spaudžiu OK. Antrame aukšte man nesimato dėl matomumo nustatymų, galim pasidaryti pjūvį, jeigu norim pamatyti, kaip tai atrodo, nueiti pjūvį ir matome, kad nuo tos linijos, kurį pažymėjau, kad yra nuolydis, mano stogas pakyla į tą pusę. Jeigu uždėsiu matmenį, pasirinksiu ir kampą, uždedu kampo matmenį ir matau, kad čia yra 30 laipsnių. Jeigu grįšiu atgal ir šitą stogą 2 kart paspausiu ant stogo, galiu vėl redaguoti tą patį kontrą. Jeigu paspausiu šitą liniją, tarkim, ir ją taip pat pasakysiu, kad tai yra formuojantis šlaitą elementas, tada galiu paspausti užbaigti, pasižiūrime pjūvį ir ta kryptim dabar turime po 30 laipsnių kampą. Tai, atitinkamai čia koreguojant galima pasiekti kažkokiu tai įvairių rezultatų. Čia, tarkim, 10 laipsnių padarysiu ir lygiai taip pat bus pakoreguotas, vienu žodžiu, pagal tai ir mano kraigas pasislinks, kur susikerta tos linijos nurodytos abiejomis kraštinėmis. Kitas būdas sukurti, šitą paslinksiu čia. Kitas būdas sukurti šlaitinį stogą, einu į tą patį pjūvį ir iš roof pasirinku roof by extrusion. Reikia pasirinkti plokštumą, tarkim, aš nurodysiu, kad čia šita siena bus mano skersvėjo brėžimo plokštuma, reikia nurodyti, kuriam aukštui priklausys stogas, kiek jį pakelti nuo to aukšto ir tada galima tiesiog nubrėžti to jūsų pageidaujamo stogo kontūrą. Tai, pavyzdžiui, paimsim kažką net ir tokios formos, ar ne, paspaudžiu OK. Ir pagal tą liniją ir pagal šitą pasirinktą stogo konfiguraciją mano stogas bus sukurtas. Tai jisai, kadangi neturi jokių nuolydžio valdymo, aišku, įrankių, tai jis tiesiog tokio skersvėjo bus išstumtas. Dabar aš nematau stogų savo konstrukciniam vaizde, todėl kad stogai naujam modelį yra išjungti. Dabar įjungsiu ir matau šitą. Štai stogas sukurta čia, o čia prieš tai sukurtas stogas. Jeigu nueisiu antrą lygį ir pakeisiu matomumo nustatymus per view range, padarysiu, pavyzdžiui, čia 3000, 6000, kad matyčiau šiek tiek aukščiau viską. Ir matau tą stogą sukurtą. Tai čia galiu, pavyzdžiui, jo galus tik tai paredaguoti, ar ne? O šitą visą galiu kontūrą keisti. Trečias būdas, kaip sukurti šlaitinį stogą, tai panaudoti roof by face. Stogas pagal paviršių. Tai sukūrus kažkokį trimatį kūną, galima pažymėti bet kokį jo paviršių ir jisai bus paverstas roof kategorijos Revito elementų. Paprastiems pastatams tai nelabai naudojama, tačiau jeigu naudojami tokie įrankiai kaip masės kūrimas ir paskui, kur jinai yra įvairių formų, galima kiekvieną jos paviršių paversti tiek į stogą, tiek į sieną, tiek į perdangos elementą. Šiame video to nerodysiu, kadangi tai tinka sudėtingams elementams, o paprastiems pastatams, kur šlaitinis stogas užtenka šių 2 komandų. Tai tokia trumpa įžanga į šlaitinius stogus, kitose video bus daugiau. Iki.